Jei atidarysime puslapį per kairiojo meniu skiltį sandėlio plius minus, matysime, kad šio puslapio lentelėje nėra jokių nurašymų ir paėmavimų eilučių. Puslapyje prekės sandėlyje matome, kad šiame sąraše likęs išnuomotas 1,3 metrų pastolių laikiklis. Šio komponento visas kiekis šiuo metu yra 207, o sandėlio likutis 206 vienetai. Gali susidaryti situacija, kai klientas sugadina arba pameta tam tikrus pastolių komponentus ir negali jų grąžinti. Šiam atveju sukurta funkcija skirta parduoti iš kliento objekto negrąžintus pastolių komponentus. Einame iš šio komponento sandėlio duomenų peržiūros puslapį ir iš ten atitinkamo klientų objekto pastolių komponentų pokyčių puslapį, kuriame yra mygtukas parduoti ir nurašyti negrąžintus. Paspaudus šį mygtuką atidaromas puslapis, kuriame formuojamas pastolių komponentų pardavimas iš kliento objekto. Šio puslapyje antraštėje nurodoma, kuriam klientui ir kliento objektui bus formuojamas pardavimo aktas ir nurašymo aktas vienu metu. Šiame puslapyje galime nustatyti pardavimo numerį, datą, įvesti pastabą, pasirinkti parduodamų komponentų kiekius ir apskaičiavus, kiek vienetų bus parduodama, formuoti pardavimą. Taip pat iš šio puslapio paspaudžius atitinkamus mygtukus galima pereiti kliento objekto ir pastolių komponentų pokyčių kliento objekte puslapius. Laukelėje pardavimo numeris programa įmeda vieną, jei šiam objektui anksčiau nebuvo suformuoti pardavimo aktai, o jei pardavimai buvo suformuoti numerį einantį po didžiausio esamo pardavimo numerio. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa tikrina, ar jis nėra tuščias. Neatitikimo atveju programa sustabdo pardavimo formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lauke data programa įrašo dabartinę datą. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nėra tuščias ir ar jame įvesta data. Neatitikimo atveju programa sustabdo formavimą pardavimo ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lentelėje, kurioje pateikiamas kliento objektui parduodamų komponentų sąrašas, stulpelėje parduoti vienetai, reikia pasirinkti pastolių komponentų kiekius, kurie bus parduodami. Kai puslapis atsidaro, visų šio stulpelio komponento pardavimo kiekis nustatomas 0. Kiekiai pasirinkami iš išskleidžiamo sąrašo, kuriame yra sveikieji skaičiai nuo 0 iki atitinkamo likučio kliento objekte. Pardavimo akto sudarimo metu. Jei paspaudus mygtuką formuoti dokumentą palikus visų komponentų kiekius ties nuliniu, programa sustabdo akto formavimą ir parodo pranešimą su atitinkama informacija. Prireikus pataisome akto numerį, datą ir rašome pastabą. Pasirenkame parduodamus kiekius, kurie paprastai yra likučiai kliento objekte ir atliekame skaičiavimą spustelėdami mygtuką skaičiuoti. Jei visi pasirinkti arba įvesti duomenys atitinka reikalavimus, paspaudus mygtuką formuoti dokumentą, suformuojamas pardavimas ir nurašymas vienu metu bei atsiveria kliento objekto pastolių komponentų pokyčių puslapis, kuriame matome naują stulpelį su ką tik suformuoto pardavimo pagrindiniais duomenimis. Jei atidarysime aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį aktai pastolių nuoma, taip pat lentelės viršuje pamatysime naują eilutę su ką tik suformuoto pardavimo pagrindiniais duomenimis. Jei atidarysime puslapį sandėlio plius minus, pamatysime, kad šiame sąraše yra eilutė su nurašymo, kuris buvo suformuotas kartu su pardavimu duomenimis. Atidarę šio nurašymo peržiūros puslapį, matome,
ką tik parduoto komponento 1,3 metro pastolių laikiklio eilutė su kiekiu vienetas, pastabos skiltyje programos suformuota įrašą nurodantį, kad nurašymas suformuotas kartu su pardavimu. Pastaboje taip pat įtraukti pardavimo pagrindiniai duomenys, kokiam kliento objekte vyko pardavimas ir pardavimo numeris bei data, taip pat nurodyta priežastis, kad nurašymas dėl to įvyko, kad parduota iš objekto. Jei atidarysime pastolių komponentų sąrašį puslapį per kairiojo meniu skiltį prekės sandėlyje, pamatysime, kad šiame sąraše sumažėjo 1,3 metro pastolių laikiklio kiekis, vietoje buvusio 207 tapo 206, sandėlio likutis kaip ir buvo 206 vienetai, taip ir liko, tačiau šio komponento kiekio neliko stulpelėje išnuomota vienetai.